Sveiki visi Honda fanai. Šiandien dar vienas toks turistinis, galima pavadinti, motociklas. Tai yra Honda Africa Twin, senesnis modelis. Taip vadinasi, CRFL. Po to nuo 18, man atrodo, keitėsi jau 1.1 CRFL. Tai šitas senesnis, biški su senesnėm technologijom, tiksliau jų nebuvimu, tai nėra jokios elektroninės sklendės, nieko. Nu, žodžiu, kaip bet kuri senesnė Honda. Gazas, trosas ir visi kiti reikalai. Daug apie jį ką papasako čia ir nėra. Apie modifikacijas, tai išmetimas toks. GPR su DB killeriu, DB killerį išimsim, darysim be DB killerio. Taip pat pilnos kelnės, sportinis, nežinau ar GPR ar kažkoks kitoks. Kaip jūs žino, 2 cilindrai pas šitą motociklą. Lambda zondas yra, bet čia yra, sakė žmogus, kad įdėtas apgavikas, zondas yra, va, matau net atjungtas, zondas neraugant, paprasčiausias. Tai jeigu bus galimybė išjungsim tą, galės tą apgaviką išsiimti. Filtras paprastas. Tai koks pirminis nusiskundimas buvo, sakė, kad, rodo didelės kuro sąnaudas, kaip iš tikro ir jie. Iki galo taip ir neaišku, reikia tikrint, bet ten sakė, lygino su kažko, pas kažką mažiau rodo, tai žiūrėsim, koks šitas kuro sureguliavimas yra. Tai pirminis tikslas sureguliuoti kuro sistemą, mat būtent pagal šitą išmetimą. Tai kaip ir sakiau, be DB killerį reguliuosim. Jeigu sureguliuojam be DB killerio, jūs DB killerį po to įsidedat, tas mišinys jisai pasikeičia. Jisai pasikeičia dažniausiai, nelabai smarkiai, kas liečia, nežinau, nuo vidutinį ir max, bet dažnai pasikeičia ypač ant žemų sūkių, ant ten kruizinimo, to režimo keliavimo ir panašiai. Tai tas mišinys, kaip pasakyti, pariebėja. Išėmus automatiškais išmetimas, variklis laisviau iškvepia, tas mišinys liesesnis. Tai vat, kitas dalykas, pas yra įdėtas Power Commanderis, jau buvo, kaip Pirko sakė. Sakė, bandė iš to saito Dino Jeto, kaip žinote, mapai yra tenai nemokami visi, kurie vat galimi tokiam modeliui, tai sakė ir 1, ir 2, ir ten 3, ir 5 bandė. Jokio skirtumo, sakė, nepajuto. Nei važiavime, nei šiaip. Tai dabar koks ten mapas yra, nežinau, kažkoks yra. Pirmoje vietoje matuosiu su Power Commanderiu, pažiūrėsim, ką jisai turi, kaip jis efektyviai yra ale su tuo programą iš lempos padaryta. Ir nuo tos vietos žiūrėsim, ar ten viskas gerai, bet nori žmogus, žodžiu, manau, jį pašalinti, tai greičiausiai viską darys per gamyklinį valdymo bloką. Valdymo blokas pašyta, nelabai dėkingoje vietoje. Jis ten po baku giliai toj, čia šitoje vietoje kažkur. Tai norint pasiekti kompiuterį, reikia nuimti čia baką ir visus kitus reikalus, bet ne esmė. Taip, kaip čia atrodo viskas. Spidometras dar senesnio tipo, pas naujesnį yra vienas toks siauras ir tokia didelė planšetė. Pas šitą dar toks, tokio stiliaus. Čia tokių navorotų kažkokių nėra. Kruiz, ale šildomos rankenos ir taip toliau. Tai vat, matuosim, žiūrėsim, ką iš čia turi ir nuo tos vietos sudėsim. Esat klausę manęs jau tokių, dėl tokių modelių, tai neturėjau, ta prasme, nufilmavęs, neturėjau ką jums parodyti. Tai dabar tokie kaip ir vieną iš modelių turėsit, galimybę įsivaizduoti, ką jisai galėtų turėti, kas liečia ten maksimalią galią ir panašiai su tiesiu išmetimu. Tai vat, kol kas tiek. Kaip ir pabaigiau Afrikaną, žodžiu, tai
kažko tokio netikėto neišlindo, viskas standartiškai. Pratestavau Power Commanderį. Tai kaip pasakyti, nieko gero iš jo nebuvo. Kaip aš dažniausiai sakau, žmogus įsideda Power Commanderį ir jisai, bus plus 10 ten HP, plus 15 HP ten, dar kažkas iš fantastikos srities. Tai aš kaip visada sakau, įsidedi Power Commanderį ir būna minus 10 HP iš karto. Tik tai, kai įdėjai. Tai va, čia panaši situacija. Tik aišku, ne tiek į minusą, bet į minusą. Tai turbūt daug čia nelabai bus ką pasakot. Biškį grafų parodysiu ir tiek žinių. Opa. Tai va, čia maksimali galia. Su Power Commanderiu buvo 90 AG. Stokų netestavau, tenai labai tempėsi laikas, nėra kada. Žodžiu, su Power Commanderiu 90 AG. Išjungus Power Commanderį, taip galima pasakyti, ir sureguliavus kūrą ir kitus parametrus, dabar yra 96 AG. Aišku, pikas jisai nusikėlė daug toliau, tai toje vietoje, kur jau mocas jau galima sakyti nevažiavo. Jisai turėjo 7.3 AG, dabar jis turi 9.6 AG, tai galit prisiskaičiuoti kiek toje vietoj. Šiaip visam diapazone realiai dasidėjo, bet čia tokie 2 AG, vat, didžiausias tai buvo pikas, vat, kur 9.6, 8.8, tai tarkim 2.8 AG šitoj vietoj. Su kūru buvo nelabai gerai ir nei labai gerą pusę. Kai būna per daug kūro, per riebų, yra vienas dalykas, bet kai būna per mažai kūro, nelabai gerai būna. Tai ilgesniai perspektyvai turiuomenį važinėjant didesniais greičiais, kažkur gręžia, ten bekeliai, ten ar kokiose ten buzose, ten kurie ten nardo maudos, nežinau. Būtų nieko gero. Tai vat, Commanderis labai gerai buvo tik vienoj zonoj. Galima sakyti, ta prasme, nuo 4,5 iki 6,5 va šitą zoną dar buvo galima kentėti. Nieko neatsitiktų, viskas kaip ir ok. Čia pradžioj. Šiek tiek gerai. Bet didžiausia blogybė tai vat buvo nuo, tarkim, pradedant nuo 7 ir jau iki ribotuvo. Jeigu važiuotumėt maksimaliais greičiais ir iki ribotuvo, tarkim, keltumėt apsukas, tai jau čia būtų, bereikalingas variklio kaitimas ir variklis tikrai ačiū nepasakytų. Tai būna ir ilgesnį perspektyvą, ne iš karto jums pradegs tenai kažkas kelis kartus atsukus iki dugnų, tikrai ne iš karto. Nebent jau ten būtų labai liesa, kažkas ten visiškai su kažkokio gedimo motociklas, tada gali būti. Bet su tokiu mišiniu važinėjant maksimaliom apkrovom ir ilgesniai perspektyvai kažkokio laiko, tai tikrai nieko gero nebūtų. Tai va, aš manau, rezultatas labai neblogas. 6.8 AG kaip tokia mocija. Šitas mocas jisai nėra apribotas kažkaip. Jis yra, kaip pasakyti, gazas trosas, kiek atsukai tiek gavai. Kažkokių gamyklinių apribojimų nieko aš programui nepamačiau. Tai vat, rezultatas yra toks. Tai va, čia keletą kitų gazo padėčių. Čia su Commanderiu. Koksai buvo mapas. Tai viena iš mažesnių gazo padėčių. Tai va, toks perpėsimas, norėjau sakyti, persipinimas, žodžiu. Čia per liesas mišinys iki 4, nuo 5.5 jau perpilimas. Ne faktas, kad jūs šitam gazo diapazone atsirasit čia, dinaminiam sąlygom ant kelio, bet visgi. Tai vat, midrange'as analogiškai. Viena iš aukštesnių gazo padėčių. Panašiai, tik tai va čia kuo daugiau į max galę, tuo jisai į liesumą buvo. Tai šitam diapazone kaip ir teorija. Tokia situacija, tai vat, paliekam be DB killerio dabar. Sakė, nori pavažiuoti be jo, pažiūrėti skirtumas koks.
Mocas kaip ir nedrožimų jisai, bet man realiai patiko, kaip jisai priema gazą. Tikrai neblogai, nėra kažkokio tokio stipraus engine brakingo ir kažkas panašaus. Zondo išjungimo funkcijos neradau. Neišjungiau, tai paliekam su apgaviku. Sakė, žiūrės žmogus sąnaudas kūro. Ar po reguliavimo, ar čia realiai ryja tiek, kiek rodo speedometras, ar ryja kitaip. Tai aš visą laiką tikrindavau užsipilus sklydinai baką, kad matyčiau ten ištraukęs pistoletą, kad jau tikrai sklydinas. Ir važiuoju 100 kg savo sąlygom kažkokiom vidutiniam. Ir tada po 100 kg dasipilu ir žinau tiksliai 100% kiek man ryja. Ten tais borto kompais ten pasitikėti, kur ten kas ką rodo, tai čia nelabai verta. Čia rodo ale vidutinės kažkas 7. Tai pasitestuos, žodžiu. Gal ir zondą atgal pajungs, pažiūrės, ar tas kuro sąnauda sumažėja. Kažkokių šustrų funkcijų, tokių kaip diesel cut, nėra varianto jam įjungti, irgi bent jau aš neradau. Bet ir, kaip sakiau, pasinėra didelio engine brakingo tokio, kad šita funkcija būtų super reikalinga. Tai daugiau, Mocas, kokiais ten metų eina nuo 16 iki 15-16 lygtais. Po to ten valdymo blokas biškiai keitėsi 17-18. Tai nėra kažkokių pasišustrų funkcijų, ką galima būtų įjungti ir panašiai. Tai pagrindinis dalykas tai yra kūros reguliavimas. Ir kitų parametrų biškiai tenais dar yra prie ko pažaisti. Nedrožimui, kelionėm, bekeliai, kur ten žmonės su jais važiuoja. Tai Mocas tikrai populiarus, Facebook'e mačiau net grupė yra tokia Africa Twin. Tai dar būtų įdomu padaryti, aišku, nufilmuot. Programavęs tai aš esu, bet nufilmuot su realiais skaičiais, kad būtų kaip pavyzdys, tai DCT tokį ir 1.1